ruošėmės kokius 2 mėnesius, nors renginys tik sužinojom prieš savaitę, kad vyks, bet mažiau valgė, meldėmės. Puikiai išsimiegojom, jau naktį sapnavau, kokią pirtį važiuosiu, galvoju, ar į 3, ar į 4. Pirtis yra tas dalykas, kuris sujungia žmonės, sujungia lietuvius, nes mums trūksta čia saulės, bet pirtis yra kaip saulė, mums ten galim sušilti. Mes esam čia, kad nugalėtume 1 vietą, minimum Lietuvos, o gal net ir Baltijos čempionais būsime. Pajūrio krašto pirtininkai yra patys stipriausi, geriausi, linksmiausi, supiriniai. Be trofėjos namo nevažiuojame. Nevažiuojam. Bus tikrai sunku ištraukti iš pirties, nes tikrai mylim pirtį, mylim karštį, tai tikrai gali sukelti didelę problemą. 3, 2, 1! Renkasi iššūkį kol kas drąsiai. Drąsiai ėjo, be jokios pagalbos. Ir taip komandos pasiruošusios ir atėjo praleisti gerą laiką ir labai motyvuoti laimėti prizus. Gazuojam, kaip turi būti. Pirtis tokia neatsiejami gyvenimo dalis yra. Kiekvieną savaitgalį bent kartą arba 2 kartus per savaitę. Pirtis mums primena, kad mes esam gamtos dalis. Ir vanduo, ir ugnis, ir oras. Visi ateina su gera nuotaika ir mes juos dar dašildom, kad išeitų dar su didesnė šypsena. Pašildom kojas, duodam kompresus padaryti, vantas panaudojam. 3, 2, 1! Pažiūriu jiem į akis ir iš jų sėmiuosi ir energijos, visi jauni, visi entuziastingi. Iššūkis balansas, balanso lenta, laikant gėrimo gėris taurę. Viskas gerai, tik reikia daugiau laiko pirtyse. Čia pirtį atsipalaiduoti reikia, neskubėti, o čia skubėti, lėkt, bet labai smagu. Dalyviai nusiteikia puikiai, jie visi džiaugiasi, jie laimingi, pilni adrenalino, azarto. Vieni varžosi, kas daugiau pirčių aplankys, o kiti varžosi, kas daugiau malonumo gaus. Taigi vieni tik 5 minutės sėdi ir tuoj pat mauna bėga prie kitų pirčių. O kai kurie sėdi po 10, 15 ar 20 minučių ir sako, o mums taip gera, mums malonu, mes norime dar ir kad kartotųsi šitą nuostabi tradicija. Iki paskutinio prakaito lašo! Iki paskutinio prakaito lašo! Patys netikėjo, kad taip galėjo. Panos lėkė, taškėsi, balose, pirtyse. Mes jums pažadėjom, mes ir ištesėjom. Jeigu kitais metais organizuosi, tikrai dalyvausim ir panašu laimėsim. Ir mums dar labai įspūdį pirtininkai darė. Jie iš tikrųjų atlaikė visą maratoną, po 40 viršų komandų. Aš manau, kad šitas renginys labai tiktų dar ir vasarą. Ir labai lauksim jūsų organizuojant vasarą šitą renginį. Pažadam dalyvauti.